Sveiki bičiuliai. Atrodo visai nesenai stovėjome prie užvesto Century ir pradėjome savo YouTube kanalo pradžią. Einame keliu ir norim padėkoti visiems prenumeratoriam, visiems žiūrovam ir visiems tiem žmonėm, kurie žiūri mūsų kanalą, mūsų palaiko ir su mumis juda pirmin. Artėja žiema, tai vasaros sezoną mes uždarome, lauksime kitų metų vasaros sezono, o dabar pradėsime žiemos sezoną. Bus šiek tiek kitaip, turbūt keisimės ir mes, keisim ir rubriką, kurią mes rodom, gal turėsim įdomių dalykų papasakot ir įdomių vietų, o dabar norėtumėm papasakot ir trumpai pakalbėti apie senus automobilius, įdomus automobilius, kurie turi pravardės. Pavyzdžiui, šis gražus BMW, liaudyje vadinamas Kregždė, tikrai daugelio mėgiamas, daugelio pažįstamas. Arba piktasis Bumeris, BMW 7 klasės, turinti savo formas ir įdomią istoriją. Lietuvoje, kaipgi neapsieisim be slyvos, tai yra BMW E39. Mėgiama, įdomi ir tikrai labai kokybiška transporto priemonė. Šalia mūsų ryklys, turintis veržlės formas, atsikišus į priekį ir tikrai nesenstantį dizainą. Šalia mūsų jaunimo mėgiama chuligankė, kuri turbūt tokį pavadinimą įgavo dėl noro parodyti savo galimybės ir savo įmantrybės. Šalia manęs Betmanas. Šiek tiek pakirtais sparnais, šiek tiek trūkstančių detalių, bet Betmanas. Ogi čia ešerys, liaudyje vadinamas BMW 3 serijos automobiliukas. Tačiau būna ir taip, kad automobiliai pravardės dubliuojasi ir tą pačią pravardę dalinasi keli automobiliai. Todėl siūlyčiau nuvažiuoti, aplankyti kitą ešerį ir pažiūrėti jo įdomią istoriją. Lietuva automobilių kraštas. Automobilius mėgsta, važinėja, puošia, dažnu atveju sugalvoja įdomias pravardės. Šiandien norėtumėm pašnekėti būtent apie vieną pravardę, tai yra ešerys. Todėl atvažiavom pas Robertą. Labas, Roberta. Sveiki. Apžiūrėti jos Ford Escort, kitaip liaudyje vadinant ešeriu. Kiek laiko turi šitą mašiną? Su šitą mašiną važinėjau apie 6 metus, plus minus. Prieš tai turėjau dar vieną. Čia mano antras ešerys. Irgi. Taip. Šiek tiek prastesnės komplektacijos. Tas pirmasis buvo. Šitą jau pasiėmiau geresnės komplektacijos. Bet jisai atrodė taip kaip dabar, ar atrodė kitaip? Visiškai nepanašus buvo į tai, ką matote dabar. Realiai jos spalva buvo mėlyna. Mėlynas buvo. Ratai, aišku, buvo skardos, nebuvo žemintas, visiškas stokas paliktas. Motoras buvo pavargęs, tai žodžiu, teko visur. Teko viską, pakabą darėjai, variklį, taip. O salonas toks kaip dabar gražus? Salonas taip pat pakeistas nuo A iki Z, aišku, dar trūksta jam šiek tiek, bet po truputį keičiamės. Ir spalva buvo tokia pati, ar tu kažką darėsi su salonu? Spalva buvo taip pat mėlyna, kaip visas automobilis, tai teko, sakau, viską pakeisti. Kodėl būtent ešerys, kodėl būtent Escortas pas mus Lietuvoje taip, tikrai rečiau sutinkamas, jau gatvėje pamatyti Escortą, tai... Jo, šiaip jie retai sutinkami, netgi pačiame Escortų klube jų nėra per daugiausiai. Mažėja. Jo, būtent MK3 nėra jų daug, nes anksčiau buvo gan populiari mašina, bet niekas jų nesaugoja, visos supuvo ir išmetė visos. O Escortas atsirado pas mane, realiai pas mus šeimoje. Viskas prasidėjo pas mus šeimoje. Tėtis, kai mes buvome maži, turėjo Escortą. Kažkaip man jis labai patiko, irgi buvo mėlynas ir aš jame miegodavau. Ir tai persidė. Kažkaip ir persidė, mes tėtis šiaip labai artimi žmonės. Ir kai jis laikiau teisės, tėtis nusipirko 2 Escortus, nes pajutė nostalgiją. Ir sako, vienas bus tau, kai turėsi jau tą dokumentą pas save. Tai vieną padovanojo man, tai buvo tas mano pirmasis Escortas, jis taip pat buvo bordinės spalvos, šitie numeriai tie patys palikti. O, labai gerai. Jo, bet teko su juo atsisveikinti, nes jisai po 2 metų važinėjimo žiemą, šiaip visus metus, jis tiesiog supuvo. Patekau į porą avarijų smulkių, tai ten kiek gavosi atkalėm,
bet po to ten žodžiu, ten jau buvo katastrofa ir tiesiog teko atsisveikinti. Tai įsigėjai šitą posėlį, bet dabar jis važinėjo tik šiltų metų. Taip, įsigėjau tada šitą, gal net metų nepraėjo, įsigėjau šitą. Iš tikrųjų, istorija tokia, kad mes jį pamatėm su tėčiu skelbimuose už 300 eurų. Tėtis sako, imsim, duoj skambinsim. Sakau, gerai, davai, vakare pasiskambinsim. Vakare nebeliko šio automobilio skelbimuose ir tada kitą dieną jį įdėjo kažkokie perekupai už 1000 eurų. Verslininkai. Taip, verslininkai. Ir mes pradėjom juoktis, nes už tokią sumą jo nieks nepirks gyvenime. Nu, tai sumos mažėjo, tada mes jį paėmėm už 500, man atrodo, iš Kauno. Su varikliu, kuris trailino. Tai va. Tai kaip dažnu atveju būna, turbūt tvarkymas kelis kartus viršijo pirminę kainą pirkimo. Dažymai, ratai, taip. Kaip čia pasakęs, iš tikrųjų turėjau tikrai daug draugų pagalbos, vieną draugą ypatingai, nes jis realiai mane visko išmokė apie automobilius. Nudažyta mašina už 300 tikrai neblogai atrodo. Labai gerai. Realiai brangiausias dalykas tai buvo panelė, ją pertraukti viršų ir perdažyti apačią ir taip pat ratai. Tai čia buvo du brangiausi dalykai šiam automobiliui. Taip, bet nežiūrint į tai, vaizdas tikrai išskirtinis ir labai smagu tokį automobilį pamatyti gatvėse. Iš to atrodo gražiai. Kokie planai ateičiai? Ką planuoja daryti? Ateičiai, tai dabar planuose būtų galinė sėdynė sutvarkyti, faktas, nes jinai kol kas tik užvilkta, kad atrodytų juoda. Turiu blendą nusipirkus, norėčiau ją kaip nors pritaisyti, kad numeris su blenda gražiai žiūrėtųsi. Taip pat dar ieškau apdailų. Įdomesnių. Jo, šiaip jų nelabai yra, dažniausiai yra 2 durėms automobiliams. Taip. Pas mane 4 durų, tai reiškia, reikia iškart derinti arba daryti iš naujo, kad žmonės maketuotų ir darytų. Šiaip darėčiau dar kartus pasikeisti, kad paįvairinti gyvenimą šiek tiek. Tik darbų nusimato, bet linkime sėkmės ir kitais metais susitiksim renginiuose. Ačiū Jums. Ačiū. Viso. Kaip matėte, ne tik BMW turi pravardės, tad atvykome į Juliaus autodirbtuvės apžiūrėti Juliaus Sabą, kurį mes matėme, kad įtvarko, ir pažiūrėsime, kaip jam sekasi. Sveiki, bičiuliai. Jau kaip ir protarpis vienoje iš mūsų serijų matėte šitą automobilį, kuris atvyko iš Švedijos. Ten pradžia, startas su darbu buvo, kadangi turėjom langą dirbtuvėse, tai jį puolėm išnaudoti. Automobilis, kaip kolega Julius irgi minėjo, tai yra SAP 96. Kažkokių didelių išskirtinumų jis neturi, 73 metų su V4 Fordo 1.6 varikliu. Paprašius bičiulių ir nupirkus jį Švedijoje, nuvykus paimto automobilio, apžiūrėjom bendrą būklę ir su kolega Karnom, nusprendėm, kad yra gaila šitą automobilį ardyti, jisai tikrai to nevertas, per daug gyvas. Tai kaip ir matėte epizoduose, jisai buvo pradėtis ruošti ne restauracijai, tai nebuvo atlikta pilna restauracija, tai buvo atliktas kosmetinis pagrindinių mazgų perėjimai remontas. Automobilis įsiardė, surūdyję sparnai, kas buvo komplekte įdėta prie jo, pasikeitė sparnai, kėbulas buvo perdažytas, variklis lengvai, variklio skyrių atnaujinimas yra aptarnavimas, bėgantis kuro siurblys pakeistas elektrinių šiuolaikinių, visos išorinės detalės, kas matosi, ratlankiai, chromo detalės buvo lengvai atnaujintos ir mašina jau 3-4 dienos kaip pabaigta ir važinėjom testuojamės. Visas tas projektas irgi sąlyginai užtruko labai nedaug, mes jį tilpom į 5 savaitės. Tai aišku, ne su visais projektais galima tą padaryti. Trumpai, kas gan įdomu ir mane patį nustebino, ne šiuolaikiški sprendimai šitam automobilyje. Aišku, architektai, dizaineriai šito automobilio jie sprendė savai visus tos klausimus. Vienas iš jų tai yra priekiniai stiklai. Mes įpratę, kad priekinis stiklas jisai nusileidžia žemyn. SAP konstruktoriai padarė kitą technologiją. Aišku, apkrova labai maža, tu gali su vienu piršteliu sukdamas rankenėlę. Langas pasislėpia ir vėl dingsta. Jisai tiesiog viena pusė nukrenta žemyn. Trumpai dar viena iš tokių keistų ir įdomių faktų ir dalykų, tai yra atsisėdus tiesiai ant sėdynės vairas ir pedalai sucentruoti į vidurį automobilio.
tiesiog jiems trūko vietos rato arkai ir posparniais, kas irgi keistai atrodo iš pradžių, bet netgi sėdynė yra pasukta šiek tiek į dešinę. Kitas dalykas, atsisėdus į automobilį, reikia prisisiekti. Diržas, aišku, senovinis, nesusitraukia. Štai toks, čia yra padaryta didžiulė kilpa, kurią tiesiog paspaudžiam ir jisai fiksuojasi. Sabas, švedai, saugumas. Kitas įdomus faktas, jau nebėra tokių automobilių šiai dienai, kad būtų bėgių perjungimo svirtelė prie vairo. Ir iš tikrųjų žiauriai patogus ir fainas dalykas, pavaras junginėjas. Plius yra padaryta tokia saugumo sistema, sakykim taip, automobilis visą laiką paliekamas yra ant atbulinės pavaros ir tik tada užvedimo raktelis įsitraukia iš spynos. Sveiki bičiuliai, senai matėmės. Mane buvo truputį uždarę garažą ir neišleido, kol nepabaigiau kitų projektų. Bet kadangi jau projektus pajudinau, tai pristatysim dar kelis, nes projektų niekada nebūna per daug. Tai matėte ką tik gražus važiavimo kadrus su mėlynu Sabu, kuris jau praktiškai pabaigtas. Ir dabar aš pristatysiu dar kelis. Tai vienas yra, čia nežinau koks, kreminis, smėlio spalvos, jau čia kaip sugalvosi. Praeituose epizoduose matėt, kai mes jį parsigabenom iš Švedijos. Ir dabar mes jį greitai esam susidefektavę, atsivežėm jį iki dirbtuvių, susidefektavom, kas jam blogai. Tai problema kaip ir aiškiai, automobilis nesikuria ir ten yra sulūžę dantračiai, kurie prilaiko grandinę. Jie lygtais žinau, kad yra užsakyti, tai kai atvažiuos, toliau matysim kadrus, kaip iškelinėjom variklį ir tvarkom variklį, kad galėtume toliau su juo važiuoti. Toliau dabar matysite kitą Sabą, kuris yra ruošiamas į Monte Carlo ralį. Šiuo metu yra daroma vairo kolonėlė, statoma elektrinė. Toliau gausime variklį, dėsime variklį į vidų, užvesim ir tiesiog paruošim mašiną varžyboms. Ir kamputyje pamatysite kadre, matote dar vieną automobilį, nežinau ar ten į automobilį panašu, bet ten įsivaizduojate ar ne, yra toks pats Sabas, nuo ko visi šitas ir mėlynas atsirado. Ir tenai šiuo metu jisai yra nusmėliuotas, nugruntuotas ir po truputį vakarais, kai atsiranda motyvacija, yra vyrinamas, toks naudojamas kaip meditacija, pailsėti nuo kitų darbų, vėl dirbant prie mašiną. Tai šiandien manau tiek apie Sabus ir keliaujame toliau. Ne visi darbai vyko sklandžiai, buvo ir nesusipratimų. Kaip su šiuo geltonu 911, taip ir nepavyko šiemet su juo išvažiuoti. 2 kartus išvažiavau, 2 kartus nurovė aušinimo žarną. Taigi apie jį turbūt jau kitame sezone. Juodas Golfas jau važiuoja, bėgiai jau jungiasi, tačiau vis problema su kulisa. Tai šiemet turbūt išvažiuosim, bet pavažinėt, apžvelgt ir juo pasidžiaugti nepavyks, teks perkelti į kitą sezoną. Ir Audi vis dar laukia. Detalės visos suvažiavo, turėjome kitų skubių darbų, apie kuriuos mes parodysim jums šiek tiek vėliau. Ir jūs turbūt tikrai mus suprasit, pateisinsit, kokie darbai buvo svarbesni negu šios Audi paruošimas.